Standartinė situacija. Perdavimas į baudos aikštelę, kamuolys sumaištyje, smūgis ir nėra kol kas dabar įvartis. Muša įvartį Panevėžys. 45-ąją dvikovos minutę. Seidina Keita. Muša įvartį ir čia var nėra. Įvartis yra įskaitomas. Na kas ne Keita įmuša įvartį, taip sveikinasi eilinį kartą su Panevėžio miestu. Antrą kartą sugrįžo į Panevėžį Seidina Keita. Žinoma, čia be sėkmės nebuvo apsieita. Ten berods Asamoa smūgiavo į vartus. Jo smūgis buvo blokuotas. Ne, ten Keita antruoju bandymu pasižymėjo. Ir, žinoma, pasisekė, jog ten Keitai atšoko taip patogiai kamuolys. Bet kuriuo atveju dabar tai yra nesvarbu. Ir visą kėlinį tiek su varžovais, tiek su savimi kovojęs Panevėžys išsiveržė į priekį ir norisi tikėtis, jog antrame kėlinyje mes matysime geresnį komandos žaidimą, nes reikia mums, Linai, visgi stovėti ant žemės ir pripažinti, jog toks rezultatas